registracija, kuri yra nieko nekainuoja, nieko neįpareigoja, nes čia irgi labai dažnai, vis tiek būna kažkas paslėpta. Žiūrėk, čia užsiregistravai, o po mėnesio pasirodo dar kažkokie ten tau, nežinau, ar paketą kažkokį privalomą turi įsigyti, ar ten dar kažkokių tai prievalių atsiranda. Ar tikrai čia taip viskas, kaip sakoma, už ačiū? Taip, iš tiesų taip ir yra. Tai sakykime dar kartą, pirkėjo galimybės. Registracija nemokama, nieko nekainuoja, nieko nėra paslėpta. Absoliučiai. Kokia yra rizika? Rizika pirkėjui yra nulinė. Jeigu tu pirksi pas MyWorld prekybininkus, dalis pinigų grįš. Nepirksi pas MyWorld prekybininkus, nieko negrįš. Bet tau nei kortelės mokesčių, nei būtinybių nieko nėra. Viskas. Antra dalis, Laikonet marketeris. Registracija nieko nekainuoja. Jeigu tave tenkina vienas pajamų šaltinis marketing bonusas, nors ir tai, va čia galima neduoti klausimą žmogui, ar tu norėtum uždirbti 1% nuo to, ką žmonės perka visame pasaulyje kiekvieną dieną. Skamba viliojančiai. Tas marketing bonusas ir yra 1% nuo asmeninių pirkinių ir nuo užregistruotų pirkėjų pirkinių. Tai jeigu žmogų tenkina šitą vieną išmoką, jis nieko gali nepirkti, jokių paketų, nieko, viskas. Tiesiog dalinasi iš širdies, fainai apsipirkau, žiūrėk, ir tu gali pirkti ir gražintis, žmogui duoda žinią ir jam tas yra dar plius jam marketing bonusas, kurį sumoka pardavėjai. 1% yra iš pardavėjų kišenės, nes pardavėjai džiaugiasi, kad tu užregistravai pirkėją. Tu jį nukreipiai pas MyWorld prekybininką, tame tarpe ir pas mane kaip pas prekybininką atėjo tas tavo pirkėjas. Tai va, tai 1% marketing bonusas yra iš pardavėjų kišenės. Čia net netinklinio marketingo komisinis, čia yra iš tinklaveikos komisinis sukurtas. Nes tu tinklaveikauji, tu rekomenduoji pardavėjus. Nusipirkai, pavyzdžiui, ir tu, ir aš, ir mūsų kolegos, ir Aušra, mūsų kolegė, ar ne, kaip gražiai. Nuėjo pas pardavėją, kažką nusipirko. Ir daug mūsų kolegų yra, kurie kažkur nuėjo, nusipirko, netgi padarė video, reelsą, nuotrauką, postą, pasidžiaugė storiesuose, Instagrame, Facebook'e, kai fainai, ne, nusipirkau, grįžo. Įsivaizduokit, tai ir už tai dar tu gauni marketing bonusą. Nes tu džiaugiesi tuo ir daliniesi gerą žinią. Tinklaveika.